tiesą sakant, kai pakvietė į šią konferenciją, iš tikrųjų galvojau, kaip tas pranešimas galėtų įsikomponuoti. Ir tiesą sakant, viena sąsaja yra kaip viena tokia svarbi sąsaja, kadangi Gidžiūnas iš tikrųjų domėjasi tais archyvais ir jų sugrąžinimu, sakykime, atskleidimu ir panašiai, tai norėčiau pasakyti, kad Kretingos pranciškonų istorija turi tam tikrų puslapių, kurios nušviečiantis dokumentai yra ne tik Krokuvai, bet ir Berlyne. Tai čia keletas tokių puslapių ir pagrindų šitas pranešimas yra parengtas. Taigi, mes pakalbėsime apie 1701-1799 metus ir apie tai, kaip Kretingos pranciškonų veikla, misijinė veikla reiškėsi Klaipėdoje. Romos katalikų bendruomenės Klaipėdoje istorija 18 amžiuje užklota storų užmaršties marška. Todėl dabartinio tyrimo tikslu pasirinkta supažindinti tik su duomenimis apie Klaipėdą jau paskelbtame 1640-1803 metų Prūsijos valdžios ir Romos katalikų bažnyčios santykiams skirtame valstybės archyvo Berlyne dokumentų rinkinėje esantis duomenys, reiškia paskelbti. 1878-1902 metais sudarytojas tos didžiulės publikacijos Maksas Liudvikas Eduardas Lėmanas ir Hermanas Granderis išleido net 9 tomų seriją. Deja, šis daugiatomis liko nepastebėtas Klaipėdos istorijos tyrinėtojų, kaip ir Lietuvos istorijos tyrinėtojų. Pradėsiu galbūt vis tik tai ne nuo to, o iki šiol galbūt nepublikuoto 1637 metų lapkričio 27 dienos Karaliaučiaus katalikų parapijos klebono Joachimo Malau laiško Varmės vyskupo Šikovskio kancleriui Vaiciechui Bielobževskiui. Jis aprašo, kaip nesėkmingai bandė patekti į Klaipėdos kalėjimą ir ten priimti kalinčio kataliko išpažintį. Tačiau kalėjimo valdytojas neleido to padaryti. Tuo kaliniu buvo kažkoks, kaip ten įvardinta, mūsų seniūnas Kresnerus. Kas tai yra, nežinau, čia ateityje gal išsiaiškinsim. Laiškas liudija, kad vietos valdžia trukdė iš Karaliaučiaus aptarnauti kitų šalies vietovių katalikus. Ši nuostata turėjo įtakos šiaurinės Prūsijos pakraščiui. Čia grįšime prie tų Berlyno dokumentų. Brandenburgo kurfiurstui tampant Prūsijos karaliumi, šį valdovą pasiekė iš Gardino siunčiami 1701 metų sausio 1, sausio 7, vasario 1 dienos parašyti Lietuvos pranciškonų provincialo Aleksandro Netupski laiškai. Jų informaciją papildė sausio 24 dienos grafo von Wartenbergo patvirtintas karaliaus rūmų tarėjo Werner parengtas įsakas Klaipėdos Hauptmanui, paliepintis ginti pranciškonų teisės Klaipėdoje. Taip pat vasario 1 dienos Raudonėje parašytas Žemaitijos vyskupo Jono Jeronimo Kryštenšteino laiškas Prūsijos karaliui. Iš šio susirašinėjimo sužinome, kad Klaipėdos apylinkėse Romos katalikų bendruomenė buvo globojama kaimyninės valstybės bažnyčios hierarchų. Jie rūpinosi valdovo globa, tikėjimo laisvės apribojimo, mažinimo ir pranciškonų misiją šiaurinėje
Prūsijoje iš Žemaitijos. Lietuvos pranciškonų provinciolas Žemaitijos vyskupas teigia, kad pamokslininkai vienuoliai veikia Klaipėdos mieste ir Valsčiuje, Goldapės ir Stalupėnų miesteliuose, Milkiemio ir Pilupėnų kaimuose. Abu hierarchai dėkojo valdovui už pranciškonų prašymų padovanotą medieną Vištyčio miesto parapijos bažnyčiai. Ten vyskupijos atstovų vyskupo buvo paskirtas labiausiai Prūsijos valdovai atsidavęs asmuo, ten neįvardinta. Vyskupas pabrėžė, kad Žemaitijos kunigaikštystėje valdytojai netrukdo pavaldiniams išpažinti savo tikėjimą. Provinciolas akcentavo daugia kartinės pranciškonų pastangas Vilniuje ir Kaune nuraminti akademikų arba studentų sukeltus neramumus prieš Augsburgo tikėjimo išpažinėjus bei jų bažnyčias. Tokiems buvo uždrausta lankyti pranciškonų bažnyčias ir ten suteikti sakramentus. Lietuvos didžios kunigaikštystės aktualijos nedviprasmiškai priminė apie laukiamą veidrodinę laikyseną Prūsijoje. Pranciškonas nurodė, kad katalikams išpažinti savo tikėjimą, priimti sakramentus bei komuniją Prūsijai kliudė vietos pareigūnai ir evangelikų liuteronų dvasininkai. Už Klaipėdos mieste pareigūnų ir pastorių pastangomis sukeltą sąmyšį katalikai buvo suiminėjami. Vyskupas atkreipė dėmesį į susitarimo dėl tikėjimo išpažinimo laisvės, laikymosi būtinybės, skundėsi nepagrįstų jokiomis kaltėmis nežmoniškų kai kurių Prūsijos aukštųjų valdininkų elgesių katalikų pavaldinių atžvilgių. Besikreipiantis į katalikų kunigus išpažinties atnešę kūdikius krikštyti ir atvykę susituokti, aplankyti ligonius, net ir savo namuose buvo griežčiausiai baudžiami bei apmokestinami gubernatoriaus asmeniniai naudai. Goldapės ir Stalupėnų miestų apylinkėse, o ypač Klaipėdos mieste, pakviestiesiems pas ligonius, pasišventėliams buvo uždrausta krikštyti, tuokti, suteikti išrišimą. Todėl abu hierarchai paprašė naujos privilegijos laisvai atlikti apeigas minėtose vietovėse. Jie dėkojo už valdovo globą pranciškonams. Provinciolas prašė valdovo kaip globėjo ir gynėjo leidimo visur skelbti apie tai, kad veikia tik išskirtinai rūpindamasis sielomis, ligonių lankymų ir katalikiškomis apeigomis, o nesiekdamas pasipelnimo. Vyskupas nuolankiausiai meldė suteikti avims laisvesnį dvasinį gyvenimą ir daugiau taip siaubingai neslėgti. To įrodymai kvietė išduoti kokią nors paties karaliaus patvirtintą privilegiją. Ja žadėjo skelbti viešai Raseiniuose rinkimų metu ir kitose vietose. Teigia, kilmingiesiems būtų malonu sužinoti apie ankstesnės draugystės su karaliumi tęsimą, o tai kartu apgintų bažnyčių ganytojus ir patarnautojus. Abu hierarchai papildomai prašė ginti tėvus pranciškonus Klaipėdoje. Karaliui pranešta apie vyskupo leidimą tėvui Martijan Augustinovič prižiūrėti sakramentus, užkardyti priespaudą ir bylinėjimąsi. Provinciolas pridėjo, kad minėtiems Klaipėdos vyresniajam pranciškonų tėvui suteikta teisė išaiškinti, bausti nederamai besielgiančius kunigus ar elgetaujančius vienuolius, nes netinkamų elgesių daroma žala atsiliepia visiems. Rašė, kad siunčiami į Klaipėdą pranciškonai yra kilę iš netoli Klaipėdos esančio pasienio. Abu hierarchai pageidavo leisti pranciškonų veiklai Klaipėdoje mieste naudotis privačiu namu.
Jame su bendratikiais būtų išpažįstamas katalikų tikėjimas ir teikiami sakramentai. Atsižvelgdamas į šį poreikį, vyskupas paskyrė geresniai tarnybai senovinį namą Klaipėdos priemiestyje, vadinamame Baltikalne. Jis paaiškino tuo, kad čia vyktų kai kurios karių ganytojų šventės, nebūtų užtamtas krikštas ir tuoktuvės. Esą tai patvirtinus karalius įgytų didesnę pagarbą tarp Žemaitijos kilmingųjų. Vieta katalikiškai veiklai pasirinkta neatsitiktinė. Čia link Kulių vartų atbėgo keliai Žemaitijos, pasienio miestelio Kretingos ir Gargždų. Klaipėdoje atvykę ar apsigyvenę žemaičiai Steintor, tai yra akmenų vartams, suteikia savą Kulių vartų pavadinimą. Jis gyvas iki šiol. 1701 m. sausio 24 grafo von Wartenbergo patvirtintas karaliaus rūmų tarėjo Wernerio paruoštas įsakas Klaipėdos amtmanui, paliepiant ginti pranciškonų teisės Klaipėdoje, buvo rengtas atsižvelgiant į von Ilgen nuomonę. Rašte atspindėta Prūsijos valdžios reakcija į vietos priekaištus. Jame teigiama, kad tėvai pranciškonai nuolankiai kreipėsi į Romos katalikų tikėjimo pavaldinių Klaipėdos valsčiuje dėl ligonių lankymo apribojimų. Už tai šie buvo baudžiami ir net areštuojami. Tokie veiksmai tiesiogiai prieštaravo Prūsijos ir Lenkijos karūnos sutartims, todėl įsakyta evangelikų tikėjimo dvasininkams nekenkti pranciškonams, o Romos katalikų tikėjimo kunigams ir pranciškonams leisti lankyti ligoniams bei juos guosti. Tačiau rašto gale valdininkas pridėjo nuo savęs. Tikėjimo laisvė neturėtų būti piknaudžiaujama ir tuo apsiribojama. 1704 m. balandžio 14 d. tas pats von Ilgen parengė įsaką Prūsijos vyriausybei ir patikslino, ką turėjo omenyje, kaip reikėtų elgtis su Lenkų, jis taip įvardino, Lenkų Kretingos Bernardinų vienuolyno vienuoliais. Ko iš jų tikėtis ir laukti. Jis akcentavo negalimumą be aiškios priežasties atšaukti Bernardinų vienuolynui suteiktų laisvių Klaipėdos valsčiuje. Tačiau liepė stebėti, kad būtinieji sakramentai katalikams būtų suteikimi ne viešai, o privačioje erdvėje, tyloje ir uždarius duris. Tikintiesiems neleista kirtus sieną patiems vykti į vienuolyną. Vienuolyno dvasininkijai leido atvykti, suteikti sakramentus tik neišvengiamais atvejais. Prisakė, jokių būdų jai nesuteikti nuolatinės gyvenamosios vietos šalia Klaipėdos ar mieste. Be to, religinio pakantumo srityje skatino su vienuolynu siekti pariteto. Vienuolynui priskirtoje lenkiškoje srityje reikalauti laisvės Klaipėdos valsčiaus evangelikų pamokslininkams. Valdininkas rekomendavo leisti vienam Bernardinų vienuoliui iš vienuolyno atvykti nurodytomis sąlygomis. Prūsijos vyriausybei prisakyta ieškoti būdų apriboti ankstesnę vienuolių laisvę. Kaip teigia, jums radus ką nors dar, kas grįstų čia visomis neigiamomis pasekmėmis ir blogybėmis, atkreipkite į tos dalykus reikiamą dėmesį. Ieškoti, kažkokiu tai prie ko prisikabinti. Nepalankų vienuolių vertinimas sukėlė balandžio 7 dienos parašytas įžūlus ir neleistinas incidentas Klaipėdos tvirtovėje. Ankstesnių susitarimų
ankstesnių susitarimų katalikų dvasininkams iš Žemaitijos buvo leista lankyti bendratikius Klaipėdos valsčiuje tik susirgus ar retsykiais, iškilus būtinybei. Čia Pranciškonas Augustinovič apsigyveno pastoviai ir ėmė vadovauti apeigoms. Jis kurstė Klaipėdos tvirtovės karius atsimesti nuo tikrojo evangeliko tikėjimo ir net kreipė dezertyravimui. Vienuoliui mesti kaltinimai dėl dokumentų klastojimo ir kitų grubių baustinų poelgių. Šis buvo iš miesto išvytas. Pati žinutė kalba apie vienuolio auditoriją, tvirtovės įgulos karius, paveikumą ir vietos valdančiųjų baimę prarasti įtaką. Valdininkas von Ilgen pažymėjo, kad panašus incidentas vyko dar anksčiau. Tai galėjo būti įvykis, dėl kurio pasekmių katalikai skundėsi 1701 metais. Aptarti incidentai ir nepalankus Berlyno valdininkų požiūris aptemdė Klaipėdos valsčiaus ir Kretingos Bernardinų vienuolyno santykius. Minėtas von Ilgen su von Prinzen ir von Kriphausen patvirtino von Thule-Meyer pasirašytą Berlyne įsaką Prūsijos vyriausybei 1719 m. rugpjūčio 1 dieną. Tai buvo skubi reakcija į Liepos 19 dienos Kretingos Bernardinų vienuolyno prašymą laisvai laikyti mišias Klaipėdos priemiesčiuose. Atsakant Prūsijos vyriausybei nuspręsta šių vienuolių neinformuoti, o tiesiog juos atstumti ir neleisti veikti visoje šalyje. Nuo 18 amžiaus 4 dešimtmečio Klaipėdoje prasidėjo medienos eksporto bumas. Miestas ir jo apylinkės tapo patrauklus samdiniams iš viso krašto ir kaiminės Žemaitijos. Uosto aptarnavimo paslaugos telkėsi apie Kuršių marias besidriekiančiuose priemiesčiuose. Tai tame tarpe ir Krūmamiestyje. Tai suteikė impulsą ir Gretavyčių bei Dangės buvusiam Krūmamiesčiui. Pro šį bėgo svarbus keliai, jungiantis su Palanga ir Liepoja, bei su Kretinga. Pats pavadinimas kildinamas ne iš lietuvininkų krūmo, tai yra miško, bet nuo kromo, tai yra parduotuvės ir lenkų miesto vieta, miestas. Šiame priemiestyje kūrėsi ne tik pirkliai, prekeiviai, tarpininkai prekybos, bet ir laimės ieškojo atsikėlėliai. 1722 metais miesto tarybos pranešime teigiama, kad Krūmamiesčio darbininkai buvo beveik visi popiežiškos religijos ir atkeliavę iš Žemaitijos. Šią įvairovę pagyvino įvairiatautė ir daugia konfesija Klaipėdos tvirtovės įgula. Tarp jų netrūko katalikų lenkų. Būtent juos toliau aptarnavo Kretingos vienuolyno Bernardinai. Nuo 1740 metų pulko vadas kareiviams laikomoms pamaldoms retsykiais pakviesdavo iš Kretingos vienuolių. Jose susirinkdavo ir civiliai. Vėliau katalikai kreipėsi į Lietuvos pranciškonų provincialą, prašydami galimybės dažniau klausyti šventųjų mišių ir priimti šventuosius sakramentus. Pastarasis tai pavedė Kretingos vienuolyno. Jis prisakė, kad šis vieną kartą per mėnesį čia pasiųstų kunigą. Pamaldos buvo laikomos įgulos bažnyčioje, Klaipėdos citadelėje. Tačiau valdovui bei kariniai vadovybei kėlė nepasitikėjimą abiejų tautų respublikos dvasininkijos įtaką įgulos kariams. Todėl bandyta rasti alternatyvų. Kretingos vienuolynų sielovadai. 1748 metais vasario 25 dieną Klaipėdos tvirtovės komendanto D. Hospital pasiūlymu dekanas Wolf paprašė pavesti aptarnauti įgulos katalikus
Drangauskinėje šalia Tilžės veikusią jėzuitų misijos tėvams. Iš ten atvyko vienuolyno vyresnysis kartu su vienu tėvu. Jie buvo gerai priimti Klaipėdoje. Jėzuitai čia pasiliko tęsti pranciškonų darbo, tačiau netrukus misija patyrė nesėkmę. 1749 metais vyresnysis rašė apie tarpusavio nesutarimus ir apie tai, kad didžiai pasipriešino misijai būtent vietiniai evangelikų kunigai ir miesto valdžia. Nepaisant laikinų sunkumų, kadangi paskutinis aš papiknaudžiausiu, nes nepaisant laikinų sunkumų, Romos katalikų bendruomenė augo ir stiprėjo. Mes čia apie tai praleisime, bet iš tikrųjų reikėtų pažymėti, kad į Klaipėdą atvyko vokiškai kalbantis tėvas Placidus Protman, kuris gimė Braunsberge ir todėl puikiai kalbėjo tiek lenkiškai, tiek vokiškai. Ir, kadangi jau taip įdomiausios dalies aš jums tada nepaskaitysiu, laukite straipsnio. Ir ta prasme, kaip gyveno pranciškonai, kaip ten pusbadžių buvo, teko jiems verstis Klaipėdoje ir kokius jie patyrė sunkumus ir panašiai. Ir galų gale įkūrė be bažnyčios, prisidėjo prie Klaipėdos katalikų bažnyčios atsiradimo ir aptarnavimo. Ir 1828 metais buvo galutinai išstumti, tačiau paliko vieną nuostabią dovaną, tai yra rožyną. Apie tai aš jums nepapasakosiu. Ačiū.